Prasideda. Ir čia iš tikrųjų prasideda įdomiausia dalis. Čia ne šiaip įdomiausia dalis, čia yra kosmosas. Jūs tiesiog įdėmiai pasiklausykite, nes tuo yra sunku patikėti. Atrodytų, žmogus senas, pagyvenęs gauna beveik 70 000 ir turėtų džiaugtis. Pardavė neegzistuojančias žemės, jisai pardavė savo vietą eilėje. Neaišku, ar ateis ta jo eilė, ar neateis, o pinigus jis jau turi savo saujoje. Bet kas atsitinka po to? Viena iš pirkėjų, tai yra štai šita ponia Renata Labinaitė, jinai iš karto perparduoda savo dalį. Tai yra, jinai randa kitą asmenį, verslininką, kuriam perduoda savo teises. Parduoda šitas teises, žinoma, parduoda už didesnę kainą. Tuo metu Ipolitas savo ramiausiai laukia, kasgi bus toliau. Ir toliau įvyksta stebuklas. Ipolitas iš vietos, ten beros 170, jisai yra 200, jis net 100 nėra laukiančių, spėkite, į kurią vietą pakyla, visiškai teisingai, jis tampa pirmas eilėje.